Ačiū, panas Ropė. Ačiū pirmininkė, tikrai manau, kad labai svarbus ir reikalingas pranešimas ir mes turim labai pagalvoti, kad iš to pranešimo gauti maksimaliai naudą, kurios laukia šiandieną mūsų atskirų šalių, ypatingai žmonės, kurie dirba šitoje srityje. Tikrai galima pasakyti, kad atskirose šalyse situacija yra labai sudėtinga, jinai yra destabilizuota ir dėl kelių priežasčių. Žinoma, rinkų klausimas. Komisija prieš pusę metų sakė, kad reiškia skirti papildomi vietoj 60-200 milijonų eurų naujų rinkų paieškom, bet kažkaip tai nesigirdi, kad atsiradę būtų per tą laiką kažkokios rimtesnės rinkos ir galėtų būti jos pasiūlytos. Tai manau, šitas rytį tikrai reikia sustiprinti. Antras dalykas yra siūlymas, pienų kvotos jau aišku sistema pasikeitė ir keičiasi ir mes neturim dabar atgal žiūrėti, turim žiūrėti į priekį. Yra siūlomas pieno rinkos stebėjimo centro tobulinimas. Tai galbūt tai ir būtų tas naujas mechanizmas, kuris galėtų užtikrinti rinkos, sakykime, pokyčių reguliavimą. Bet vien tai pasakyti tikrai mažokai ir manyčiau, kad reiktų numatyti terminus ir iki kada tos priemonės turėtų būti padarytos. Labai svarbu šalyse, kuriuose nėra gamintojų organizacijų dėl įvairių priežasčių, ir dėl istorinių, ir dėl sakykime, etninių ir taip toliau, papildomas skatinimas, kad atsirastų ne tik tai viešinimui, bet ir pačių organizacijų steigimui ir jų įkūrimui. Tai būtų rimta dėrybinė galia su perdirbėjais, ypatingai tose šalyse, kur labai didelė koncentracija yra prekybininkų ir perdirbėjų. Yra 2, 3, 4 prekybininkai, 2, 3, 4 perdirbėjai. Jie praktiškai labai gerai matosi skirtumas tarp pieno supirkimo kainų tose šalyse ir kitose šalyse. Tai būtent manau, kad šitie pasiūlymai ir reiktų, manau, kad nagrinėti galimybę kainos draudimo variantą, galbūt dalies kainos draudimo variantą. Tai iš tikrųjų naujas mechanizmas, bet jį reikia irgi lygiagrečiai apie jį kalbėti. Ačiū.